Artėja į pabaigą didžioji pertrauka čia Karakase, Venesueloje. Jūsų ekranuose tie gražūs, didžiąją dalimi gražūs vaizdai, kuriuos matėme per pirmosius du kėlinius. Lietuvos komanda puikiai sužaidusi pirmąją šių rungtynių dalį. Dabar turi 13 taškų pranašumą, 49-36. Ir dabar, aišku, svarbiausia yra išvengti duobės, susidūrus su, net nebejoju, varžovų bandymų perlaužti vėl rungtynių eigą, vėl susigrąžinti savo iniciatyvą. Bet kol kas Lietuvos rinktinė per du pirmosius kėlinius žaidė labai drausmingai, žaidė kantriai, neskubėjo, dalijosi kamuolius, žaidė kaip komanda ir būtent tai bei gera gynyba ir lėmė, jog kol kas po pirmosios rungtynių dalies mes turime gana solidų 13 taškų pranašumą. Pranašumą, kuris, aišku, nieko negarantuoja. Varžovai per pirmąjį kėlinį pataikė 4 tritaškius, buvo vienu metu net įsiveržę į priekį vienu tašku ir matėme, kaip greitai pakilę, vedami savo sirgalių, būdami ant bangos, Venesuelos krepšininkai gali ištirpdyti į varžovų persvarą. Tačiau puikiai tai supranta ir Lietuvos rinktinės krepšininkai, ruošiasi trečiajam kėliniui startinis penketas. Kol kas matau, jog pasiruošę yra Martynas Pocius, Mantas Kalnietis ir Linas Kleiza bei Jonas Mačiulis. Dabar tik tai kažkas iš aukštesnių žaidėjų iš centrų turėtų įeiti į aikštę. Pabandė ir labai sėkmingai pabandė mažesnį penketą kėlinio pabaigoje Kęstutis Kemzūra. Darius Songaila įėjo į aikštę vos 3 minutėm ir per tą laiką sugebėjo pelnyti 4 taškus. Tiesa, kol kas užrašyti jam yra tik tai 2, tačiau 2 kartus pakartojo komandos draugo metimą atsikovojęs kamuolį Darius Songaila ir padėjo Lietuvos komandai labai sėkmingai užbaigti tą kėlinį. Lietuviai apskritai pagirtinai grūmėsi šiandien po varžovų krepšiais ir iš tų vadinamų antrųjų šansų, tai yra po to, kai nusiima kamuolius po priešininkų krepšių, mūsiškiai surinko 11 taškų, tuo tarpu varžovai pagal šį rodiklį pelnė tik tai 2 taškus. Na kągi, o dabar vėl bandymas sukelti pragarą tribūnose. Salės informatorius ir rungtynių pranešėjas emocingai pristato trečiojo kėlinio pradžią. Kėlinio, kurį Lietuvos komanda pradeda turėdama kamuolį savo rankose. Linas Kleiza, įspūdingas jo pasirodymas per pirmosius 2 kėlinius, beviltiški visi Venesuelos gynybos bandymai ir štai vienas iš jų dabar. Jonas Mačiulis ir Linas Kleiza visiškai sugriauna varžovų komandos gynybą. 21-asis Lino Kleizos taškas, 51-36. Kubilano metimas iš toli ir štai taip, akimirksniui palieka varžovų gynėją laisvą mūsiškį ir Deividas Kubilanas, 1,81 cm ūgio gynėjas, iškart pelno 2 taškus. Čia Mantas Kalnietis. Jonui Mačiuliui nepavyksta atsikovoti kamuolio. Gaila, aišku, jog Manto Kalniečio metimas buvo netaiklus. Kubilanas. Perdavimas arčiau krepšio. Čia 2 taškai, dar gerai, kad be pražangos. Gregorija Čenikoje pelno 2 taškus ir štai tai 5 iš eilės Venesuelos taškai ir lietuviams lieka dabar jau 10 taškų pranašumas. Robertas Jevtokas, Martynas Pocius, Mantas Kalnietis, perdavimas Mačiuliui, Jonas Mačiulis. Galima žaisti toliau, rodo rungtynių arbitrai. Mantas Kalnietis, dar vienas. Taškai turi būti skaitomi. Taip, Oskaras Toresas jau numuša kamuolį besileidžiantį į krepšį ir Mantas Kalnietis padidina skirtumą iki 13. Kol kas rašoma, kad iki 13 taškų. Ne, iki 12. Taip, 53-41. Mantas Kalnietis pelno savo komandai 6. tašką. Deividas Kubilanas. Pocius labai sėkmingai reaguoja į kiekvieną Greiviso Vaskeso judesį. Čia Toresas palei galinę liniją. Ir klaida. Martynas Pocius sugauna kamuolį ties pat šoninę liniją. 12-asis varžovų prarastas kamuolys. Ir dabar jau rami pozicinė Lietuvos ekipos ataka. Mantas Kalnietis vėl link krepšio. Čia Jonas Mačiulis. Taiklus metimas. 55-41. Nedidelė pauzė. Po 8-ojo Jono Mačiulio taško reikės pavalyti šiek tiek vietą lietuvių baudos aikštelėje, kurioje buvo nukritęs varžovas prieš tai vykusios atakos metu. Kągi, Lietuvos komandai varžovų spurta 5-0 turi savo atsaką. 2 iš eilės sėkmingos atakos. Kalniečio ir Mačiulio 2 taškai. Ir vėl plus 14.
Kuo ilgiau Lietuvos komandai pavyks išlaikyti varžovų štai tokiu solidžiu atstumu, tuo turėtų mažėti varžovų visų pirma psichologinis pasitikėjimas savo galimybėmis. Čia netaiklus metimas ir Robertas Javtokas su kamuoliu. 2-1, Mačiulis. Perdavimas Kalniečiui. Kalnietis 2 taškai. 57-41. Prašo minutės pertraukėlės Erikas Maselmanas. Lietuviai toliau diktuoja sąlygas savo varžovams pirmose olimpinio atrankos. Štai taip savo užrašuose ieško kažkokių sprendimų Erikas Maselmanas. Kol kas visi jo bandymai, visi taktiniai sumanymai žlunga, atsimušę į monolitinę Lietuvos rinktinės gynybą ir į puikiai vykdomą lietuvių trenerių štabo, visų pirma Kęstučio Kemzūros parengtą rungtynių planą. Jeigu varžovai tikėjosi, jog po didžiosios pertraukos jie susikaups, jie suras savyje jėgų ir visų pirma psichologiškai bandys prilaužti Lietuvos komandą, tai to neįvyko. Skirtumas jau yra didesnis, negu jis buvo prieš prasidedant trečiajam kėliniui. Ir tas penketas, kurį mes matome ir pirmojo, ir antrojo, ir trečiojo kėlinio pradžioje, akivaizdžiai yra per stiprus riešutas Venesuelos krepšininkų dantims. Greivisas Vaskesas. Pražanga prieš Martyną Pocių, 2 baudos metimai. Greivisas Vaskesas, 15 minučių, 9 taškai. Sakykime, taip solidus Lietuvos komandos darbas stabdant varžovų lyderį. Ne vieno atkovoto kamuolio, taip, 3 rezultatyvūs perdavimai, bet ir 3 klaidos bei 3 asmeninės pražangos. Dabar taiklus baudos metimas, 10 taškas. Džonas Koksas pelnęs 12, Greivisas Vaskesas žengia greta jo, surinkęs 10 taškų. Bet visi kiti turi nedaugiau kaip po 4, o dauguma netgi dar ir mažiau. Antrasis baudos metimas netaiklus ir Robertas Javtokas nusiima kamuolį savo baudos aikštelėje. 18-12. Štai taip laimima kova dėl atšokusių kamuolių. Robertas Javtokas, Mačiulis. Perdavimas vėl Javtokui, Kalnietis, 10 sekundžių atakai, Mantas Kalnietis. Vėl gražus reidas po krepšiu ir vėl labai nedaug pritrūksta mūsų komandai, tačiau koja liečia kamuolį taip Robertas Javtokas. Milimetrai skyrė dabar Mantą Kalnietį nuo dar vieno taiklaus metimo, tačiau svarbiausia, jog įvėlė varžovus į grumtynės dėl kamuolio, tuo pačiu atimdami greitos kontratakos galimybę. Lietuvos krepšininkai gali ramiai grįžti atgal, šiek tiek atsipūsti, kadangi yra valoma aikštė, ten kur parkrito mūsų komandos kapitonas, ir laukti varžovų puolimo. 15 taškų persvarą sužaidus 3 minutės trečiajame kėlinyje. Jeigu mūsiškiams pavyks ir toliau laikyti pridarytą deguonį varžovams, neleisti jiems pasijusti, jog gali perimti iniciatyvą Venesuelos komanda. Pražanga Robertui Javtokui ir Gregorijui Ančenikui stos prie baudų metimo linijos. Kol kas pelnė šiandien 6 taškus per 11 minučių, dabar pirmą kartą mes baudos metimus. Robertas Javtokas prasižengė tik tai pirmąjį kartą, tai yra antroji komandinė pražanga. Varžovai taisyklių šiame kėlinyje dar nepažeidinėjo. Taiklus baudos metimas. Kol kas vos vieną kartą nepataikė Venesuelos krepšininkai iš 7 bandymų ir prametė ne kas kitas, o jų lyderis Greivisas Vaskesas. Galingas krepšininkas dabar įrodo, jog yra pavojingas ir prie baudų metimo linijos ir pražangos prieš jį gali jokios naudos varžovams net nešti. Martynas Pocius. Mantas Kalnietis. Perdavimas Robertui Javtokui, pastarajam per rankas kerta Gregorijui Ančenikui ir Robertas Javtokas tos prie baudų metimo linijos. Galimybė vėl padidinti šiek tiek pranašumą savo naudai. Ančenikoje prasižengia trečiąjį kartą, tai vėlgi neblogas ženklas ir neblogas rodiklis Lietuvos komandai. Pagrindinis varžovų centras, 2,10 cm ūgio. Ančenikoje jau yra prasižengęs 3 kartus, dar net neįpusėjus trečiajam kėliniui. Dar viena pražanga ir jis atsidurs labai pavojingoje situacijoje. Robertas Javtokas. Taiklus baudos metimas, 58-44.
Vėl plus 14, vėl šiek tiek toliau varžovai. Antrasis metimas. Šį kartą prameta rinktinės kapitonas. Ir vėl lėtas judesys grįžtant prie savojo krepšio. Pernelyg mažas tempas ir dėjimas iš viršaus. Ir vėl iškart tarsi būtų kažkas pajungęs animacinį aparatą visiems Venesuelos komandos aistruoliam. Čia Jeftokas numeta Kleizai, Kleiza visiškai laisvas. Netaiklus metimas. Mačiulis su Jeftoku nusiima kamuolį. Vėl galimybė ramiai neskubant rengti ataką, susikūrus dar vieną antrąjį šansą. 15 sekundžių. Ir štai kokia pražanga. Na tai jau panašu į regbį. Oskaras Toresas, kaip imtynėse, griauna Liną Kleizą. Ne šis epizodas turbūt mus labiau dabar domina. Hektoras Romeras, trumpai pabuvęs aikštėje, vėl sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Vindy Graterolis, šiek tiek aukštesnis ir šiek tiek greitesnis krepšininkas. Dabar rungtyniaus ketvirtojo numerio pozicijoje. 14 sekundžių turi mūsų komanda. Daugėja kontaktų, natūralu, to reikia laukti, tą matysime ir toliau. Rimantas Kaukėnas. Netaiklus jo metimas. 12 taškų skirtumas ir vėl skuba į priekį Venesuelos ekipa. Čia dabar jau prasižengia Jonas Valančiūnas. Be reikalo nuleido tas rankas. Gerokai ilgesnis, aukštesnis ir šaklesnis jis yra už varžovą, taigi tai dabar galimybė vėl Enčinikai sumažinti skirtumą iki 10. Eilinį kartą galima įsitikinti, jog Venesuelos komanda nėra iš tų ekipų, kuriam lengvai galima sulaužyti stuburą. Nepakriko jie, kuomet buvo rezultatas -16. Po minutės pertraukėlės grįžo ir bando atsitiesti, mažindamas skirtumą dabar iki 11 taškų. 11 taškų jau surinko varžovų vidurio puolėjas, tačiau ateina laikas ir jam pramesti baudos metimą. Ir vėl su kamuoliu mūsų ekipa, dabar jau ją pasitinka pakankamai didelis triukšmas. Neišgąsdino jis kol kas pirmoje rungtynių dalyje mūsiškių. Dar viena pražanga, kapojant ir stumdant Liną Kleizą, dabar jau Vindy Grateroliui. Jau trečioji komandinė, antroji asmeninė. Ir pagrindinis lietuvių baudėjas vėl grįžta į aikštę. Džonas Koksas, 12 taškų per pirmuosius du kėlinius, tikliau sakant, per 14 minučių. Beveik įpusėjo trečiasis šių rungtynių kėlinys. Kol kas lietuviai iš esmės galima sakyti, jog išlaiko turėtas pozicijas. Linas Kleiza. Netaiklus jo metimas, kamuolys neliečia lanko ir krenta tiesiai Enčinikai į rankas. Oskaras Toresas. Taiklus metimas. Skirtumas mažėja iki 8 taškų ir iškart auga decibelai čia tribūnose. Lietuviai šiek tiek sumažino savo apsukas, tačiau štai dabar vėl visi ramiai tyla, sėdasi į savo vietas. Jonas Mačiulis sodina tritaškį į varžovų krepšį ir atstato dviženklę persvarą. 61-50 lygiai taškų yra surinkusi Venesuelos komanda. Dabar jau skubotas ir netaiklus Džono Kokso atsakymas. Jasikevičius. Taiklus jo metimas Šarūnas Jasikevičius. Vėl plus 13. 2 atsakomieji smūgiai ir dabar vėl čia jau galima puikiai girdėti ir būgnus, ir Lietuva. Greivisas Vaskesas. Iš 3 taškų zonos taiklus metimas. Nepavyko išlysti iš už užtvaros nei Mačiuliui, nei Valančiūnui. Keičia dabar. Ar ne? Ne, taip keičiasi žaidėjai Lietuvos ekipoje.
10 taškų skirtumas. 63-53. Atrodo, jog užmynė mesdamas ant tritaškio linijos. 6 žaidėjai dabar yra mūsų komandoje. Vienu metu aikštėje ir prašė techninės pražangos Greivisas Vaskesas. Dabar tą patį daro ir Lietuvos rinktinės varžovų treneriai. Teisėjai tam spaudimui nepasiduoda ir minutės pertraukėlė, kurios paprašo Kęstutis Kemzūra. Šioks toks nesusipratimas ir nesusikalbėjimas dabar veiksmuose. Grįžtame į Karakasą, čia baigėsi minutės pertraukėlė. Kaukėnas, Jasikevičius, Jankūnas, Valančiūnas ir Pocius. Toks yra penketas, Vaskesas vėl kiloja į viršų rankas, 13 taškų. Neblogas pasirodymas, tačiau ne jis kol kas pagrindinis šio baliaus dalyvis. Linas Kleiza dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio, surinkęs 21 tašką jau. Ir prognozuotas varžovų spaudimas, labai lengvai įveikia lietuviai. Perdavimas po krepšių Jonui Valančiūnui. Valančiūnas 2 taškai, 65-53. Štai jums ir atsakymas į tą skylėtą presingą. Bet varžovus vėl turėjo įkvėpti tos kelios sėkmingos atakos. Tas pavykęs bandymas aptirdyti pranašumą Oskaras Toresas. Labai jau netaikliai, bet kamuolį nusiima Graterolis. Nėra. Ir Kaukėnas su kamuoliu. Pirmasis prie jo, bet ir vėl nepasidalyja jo 2 Lietuvos rinktinės krepšininkai. Čia jau dar vienas emocijų protrūkis. Kol kas teisėjai stengiasi kontroliuoti situaciją, tiesiog ramindami krepšininkus. Atrodo, jog pražanga skiriama Rimantui Kaukėnui, nusijėmė kamuolį, lietuviai jį padovanoja varžovams, tuo pačiu užsidirbdami ir 4. pražangą. Komandinę pražangą. Vėl teks sukandus dantis arti. Stabdant naują varžovų ataką, vėl Greivisas Vaskesas pralenda tarp 2 mūsiškių. Ir pražanga užsivedant savęs Joną Valančiūną, varžovų lyderis, ir dabar jau stos prie baudų metimo linijos. Beje, rungtynių arbitrai šiandien teisėjauja vyriausiasis teisėjas Džonas Bradley Geršas iš Australijos, jam talkina serbas Milivojus Jovčičius ir kanadietis Džonas Maiklas Veilandas. Kol kas daug emocijų, aišku, ypatingai iš Venesuelos krepšininkų pusės, bet iš esmės galima sakyti, jog jeigu ir buvo klaidelių, tai jos buvo smulkios ir tai kažkokios ypatingos įtakos kol kas rungtynių eigai neturėjo. Varžovai yra prasižengę 3 kartus kaip komanda šiame kėlinyje. 3,5 minutės iki jo pabaigos. Jasikevičius. Jankūnas prieš Hektorą Romerą. Jankūnas. 2 taškai. Paulius Jankūnas. Įsiveržęs po krepšių vėl atstato 12 taškų persvarą. 67-55. Ir koks fortūnos šypsnis Greivisui Vaskesui ir visai Venesuelos rinktiniai. Kamuolys pasimakalavęs lanke, vis tik iš jo neiššoka. Perdavimas Jeftokui. Jeftokas. Pražanga prieš šį, tačiau ir vėl nepavyksta sugauti kamuolio Robertui Jeftokui. Ir galima buvo pastebėti nusivylimą ir paties krepšininko veide. Sprūstelėjo šiek tiek kamuolys. Ir nepavyko užbaigti atakos dėjimų, užtikrintų dėjimų į krepšį, teks mesti baudos metimus. Vietoj Šarūno Jasikevičiaus grįžta į aikštę Mantas Kalnietis. Turėjo laiko pailsėti, atgauti jėgas. Mūsų ekipos žaidėjas 2 minutės 54 sekundės. Dar trečiajame kėlinyje lieka žaisti abiem komandom. Robertas Jeftokas. Taiklus metimas 68-58. Vėl pirmasis mėginimas sėkmingas. Ir antrasis taip pat. 69-58. Komandos kapitonas pelno 3-ąjį tašką šiandien. Plius jau turi 5 nusiimtus kamuolius po savojų krepšiu. Vėl plius 11. 2:45 iki 3-ojo kėlinio pabaigos.
Gregory Vargas. Perdavimas arčiau krepšio. Ten Hektoras Romero. Žingsniai. Taip sužingsniuoja Hektoras Romero. Aklina gynybinė siena. Trypčioja, bandydamas petimi prasilaužti pro ją. Hektoras Romero. Baigėsi viskas tuo, jog prisitrypčioja ir kamuolys vėl mūsų krepšininkų rankose. Mantas Kalnietis. Prieš jį Gregory Vargas. Kalnietis. 12 sekundžių. Jeftoko užtvara. Perdavimas Martynui Pociui. Šis iš 3 taškų zonos. Jeftokas nusiima kamuolį ir atrodo, jog prieš jį prasižengia varžovai, krenta ant grindų. Ne, Paulius Jankūnas, taip. Pražanga ir 2 baudos metimai. 12 numeris Hektoras Romero. 4 asmeninė pražanga jam ir Paulius Jankūnas stos prie baudų metimo linijos. Šiandien baudų jis dar nemetė, pelnė 7 taškus. Ir nusiėmė 4 kamuolius. Taiklus metimas 70-58. Vėl suspurdėjo šiek tiek Venesuelos komanda, tačiau lietuviai sustabdė tą jų atakų šturmą ir kantriai po truputį žaisdami vėl bando pasididinti savo persvarą. Tai kol kas pavyksta padaryti pataikant vieną baudos metimą iš 2. 70-58. Netaiklus metimas ir vėl Paulius Jankūnas su kamuoliu. Mantas Kalnietis, perdavimas Pociui. Pocius iš viršaus! Super ataka 74-58, vėl plus 14 ir dabar jau Venesuelos krepšininkai žvalgosi vienas į kitą. Dar vienas sumaištis baudos aikštelėje ir vėl Lietuvos komanda perima kamuolį, tačiau neilgam. Dabar jau reikia išsirikiuoti vėl. Paliktas Greivisas Vaskesas. Na, negali jis pataikyti visą laiką, tačiau šį kartą taiklus Vaskesas, pasinaudodamas to, jog įgyjo kiekybinę persvarą prie varžovų krepšio jo komanda, baudžia lietuvius tritaškių. Bet persvara vis dar dviženklė. 72-61. 10 sekundžių. Robertas Jeftokas, Kaukėnas. Kalnietis iš 3 taškų zonos. Bingo! 3 taškai, 75-61. Tiesus ir aiškus atsakymas Venesuelai ir visų pirma Greivisui Vaskesui. Ir po Manto Kalniečio labai svarbaus tritaškio likus žaisti minutę ir 6 sekundės. Lietuviai vėl susigrąžina savo 14 taškų persvarą. Kiloja rankas į viršų Greivisas Vaskesas prašydamas tribūnų pagalbos, bet panašu, kad tribūnos taip pat kol kas nepasitikėdamos žiūri į šias rungtynes ir atgyja tik tai po sėkmingų Venesuelos komandos atakų. Robertas Jeftokas ir Paulius Jankūnas išbalansuoja Gregory Jančeniką. Pastarasis nespėja užsiimti pozicijos po mūsiškių krepšių ir kamuolys lekia už aikštės ribų. 15 Venesuelos komandos klaida. Lietuviai per beveik jau 10 šio kėlinio minučių padarė tik tai vieną klaidą. Mantas Kalnietis. Perdavimas Robertui Jeftokui. Šis numeta Kaukėnui. Kaukėnas iš toli. Dar vienas tritaškis. 78-61. Štai taip toli šaudė Lietuvos artilerija. Prastokai atakavusi per visas tas matytas mūsų kontrolinės rungtynes beveik be išimties. Štai šiandien bombarduoja varžovų krepšį. 53% taiklumu. 8 iš 15. Čia Mantas Kalnietis perima kamuolį. Tiesa, išslysta už aikštės ribų. Nors galima buvo išvelgti ir neleistinus Gregory Vargaso veiksmus. Štai ši situacija ir va, prilaiko Mantą Kalnietį už rankos, besistengiantį pasiekti kamuolį Gregory Vargas. Na, bet kuriuo atveju kamuolys varžovų rankose, jiem lieka 5 sekundės ir 13 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos, kurio metu lietuviai pasididino persvarą nuo 13 iki 17 taškų. Vaskesas, reikia laukti staigios atakos, meta ir dar vieną nerealų metimą pataiko Greivisas Vaskesas. Paskutinės kėlinio sekundės, Mantas Kalnietis, 2 taškai.
Superinė Lietuvos rinktinės kėlinio pabaiga, padidinanti mūsiškių persvarą iki 16, 80-64 ir į kiekvieną varžovų bandymą kažką sukurti šios dienos rungtynės ir lietuviai atsako